Sveiki, vėl susitinkame pažangos laidoje Išmani Lietuva ir šiandien turime specialų svečią, tai yra Ignas Survila, verslininkas ir jaunasis dizaineris. Tai Ignai, pradžiai gal gali papasakoti, kuo iš tikrųjų išskirtiniai yra tavo kuriami paspirtukai? Pradėsiu gal nuo Citybirds filosofijos, kad mūsų pagrindinė filosofija yra ekologiško ir tvaraus ekotransporto kūrimas. Pagrindinis toks kaip raktinis elementas yra produktų dizainas. Šiai dienai mes kūrėme paspirtukus, tokį ganėtinai lengvą transportą, bet įmonės planuose yra kurti šiek tiek ir sudėtingesnį transportą, bet pabrėžiant ekologiškumą ir tvarumą. Kaip pavyko prikalbinti investuotoją, kad pasirinktumėte Lietuvą ir investicija atkeliautų labai konkrečiai į filialą Lietuvoje? Investuotojas yra Swiss Ethics įmonės prezidentas Michel Baro. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamas turtas tiek Šveicarijai, tiek Vokietijai, tiek Prancūzijai, bet jų toksai kaip hobis ir toks vidinis noras kažką gal pakeisti ir neužsisidėti ties nekilnojamu turtu yra būtent ekologija ir tvarių įmonių kūrimas. Įkūrus įmonę Ženevoje, Šveicarijai, mes pradirbame 2 metus, dirbame tiek ir su prancūzų ofisu inžinierių, kuris yra įsikūręs Paryžiuje, su visų teisiniu biuru Šveicarijai, bet galiausiai mums reikėjo kelio į Europą. Vien dėl to, kad pirmasis produktas buvo gaminamas Kinijai ir dar yra gaminamas Kinijai ir mums tiesiog reikėjo kažkaip parsigabenti tą didį krovinį į tašką Europoje, iš kurio jau galima būtų vykdyti smulkę distribuciją į ES šalis. Kadangi Šveicarija nėra ES dalis ir iš tikrųjų kirsti visas sienas ganėtinai yra brangu ir prabangu, pradėjau gvildenti tokią idėją, kad mums reikia filialo Lietuvoje. Čia yra mano gimtas kraštas, aš jo pasitikiu, yra labai auganti ekonomika, Vilnius yra fantastinis miestas turintis nuostabią infrastruktūrą, vėlgi žmogiškieji resursai yra ganėtinai prieinami, bent jau prieinamesni negu Šveicarijoje. Mokestinė bazė, kad ir kokia bloga bebūtų, vėlgi galima įžvelgti kažkokių prošvaisčių tenai. Ir taip, po 2 metų mes galiausiai nusprendėm, kad taip, mums reikia filialo Lietuvoje. Ir šiai dienai yra oficialiai registrų centre įregistruotas Citybirds Arl Lietuvos filialas. Tai yra iš tikrųjų, man atrodo, fantastinis žingsnis man, kaip žmogui, dėl to, kad pagaliau aš tikrai galiu pasakyti, kad užsitarnau pasitikėjimą iš šveicarų investuotojų. Mes gavome investicinę injekciją, nors ir gal nedidelę, bet filialo veiklai vykdyti. Tai aš galiu samdyti žmonės, šiek tiek bent jau prisidėti prie tos ekonomikos gerinimo ir Lietuvoje, ir savo mieste. Ir manau, kad ateityje motininė kompanija vykdys tik tai pagrindinės piniginės transakcijas, o visa kita nukris čionai būtent mūsų šalyje. Tai vienas iš tikslų ir buvo toksai ir mes jį pasiekėm. Taip, Estijai būtų paprasčiau, taip, Estijai būtų ženkliai pigiau, taip, Estijai mokestinė bazė yra, netgi Latvijai dabar skaičiuoju, mokestinė bazė yra žymiai patrauklesnė, ypatingai startuoliams. Bet manau, kad ilgalaikiai perspektyvai mes išlošime. Kalbant apie tavo kaip dizainerio kūrybą, kiek žinau, esi sulaukęs bent keletą apdovanojimų ir vienas atėjo dar visiškai neseniai, ar ne? Paskutinis buvo Taivano International Design Competition. Iš tikrųjų, toks ganėtinai didelis įvykis dėl to, kad Taivane, bent jau kurį aš katalogą gavau kaip apdovanojimo dalį, pravertęs katalogą mačiau tik tai Kinijos, Taivano, Japonijos dizainerių pavardės ir objektus, bet tarp jų knygoje buvo viena Lenkija ir 2 lietuviai. Pirmaisiais apdovanojimais paspirtukai buvo įvertinti dar net nepradėjus masinės gamybos, o turint tik prototipus. Kaip pavyko to pasiekti? Nepaleidus produkto mes pradėjom siūsti užklausas ir aplikacijas į skirtingus apdovanojimus, pradedant Red Dot Singapūre, Italijos A-Design Award, Core 77 Amerikoje ir taip toliau ir panašiai.
Ir daugelį nepavyko. Tarkim, IF Design apdovanojime tiesiog negavome jo ir tiek žinių vokiečiam nepatinka toks dizainas ir valio. Judėjom toliau, bet buvom įvertinti, gal net labiausiai man patikęs apdovanojimas buvo Core 77 Los Andžele įsikūrusios tokia, kaip aš maniau, blogelio, tokio mini blogo internetinio apdovanojimas, kuris kainavo labai nedidelę pinigų sumą palyginus su kitais, bet atnešė didžiausią pridėtinę vertę dėl to, kad aš gavau nuoširdų ir tiesioginį komentarą, video komentarą iš visų žiuri narių, kurie yra ten McLareno Automotive Design, Tesla Motors Head of Design ir taip toliau. Ir aš gavau tų žmonių komentarus, video komentarus apie savo produktą, kas yra blogai, ką galėtumėm pakeisti, kas yra gerai ir kas yra, kur gali šitas produktas nueiti tolyn. Kaip manai, ar galima kurti inovatyvų produktą Kinijoje, kurio kaina būtų žemesnė, bet kokybė vis tiek išliktų europietiška? Pradėjome nuo Kinijos, mano manimu tai buvo lengviausias pasirinkimas, dėl to, kad su kinais bendradarbiaujant pačioje pradžioje yra labai daug vilčių. Kinai pasirašo gaminti absoliučiai viską, kai produktas yra gaminamas nuo nulio iki masinės produkcijos, tai žinoma atsiranda begalės problemų. Jeigu tu nori gaminti tvarų, kokybišką produktą ir paleisti jį į rinką, tai tu turi už tai ir atsakyti, tai kainuoja savo kainą. Mes, pavyzdžiui, dabar savo sandėliuose turim gal kokį 50 paspirtukų, kurie yra tiesiog brokuoti. Ta tikrą gerą europietišką kokybę išlaužti Kinijoje yra ganėtinai sunku. Ypatingai, kai tu neturi savo gamyklos, o bandai bendradarbiauti su kitais gamintojais. Tai galima, bet tai yra sudėtinga. Kainos šiandieną Kinijos ekonomika žvėriškai auga ir šauna į viršų. Žiūrėsim, kaip bus po Donaldo Trumpo, bet kol kas tai yra brangus malonumas ir nebe toks pigus kaip prieš 10 metų ar prieš 15 metų. Tai dėl tos priežasties ir dėl tvarumo, iš tikrųjų, ir vėlgi ekologijos priežasties mes pasirinkom vėlgi Lietuvą. Kadangi mes čia turim filialą, mes turim iš tikrųjų labai neblogų gamyklų Lietuvoje. Dabar Citybirds turi 4 skirtingus modelius. Kada galima laukti, kad jų gamyba būtų perkelta į Lietuvą? Tai Pigeonas, kadangi jau būtų ganėtinai sudėtinga jo gamybą vėl perkelti į Lietuvą, nes tai kainuotų labai daug laiko ir pinigų investicinių, tai mes nusprendėm pabaigti gamybą jau tenai, nes jau dabar pirmąjį konteinerį turėtumėm gauti kovo mėnesio viduryje, pabaigoje. Kiti nauji produktai, kaip paspirtukas Kolibri, kurio pagrindiniai rėmai yra mediniai ir kombinuojamos plastikinės detalės šalia, tai tikrai bus gaminami Lietuvoje nuo pakuotės iki produkto. Ir paspirtuką Raven gaminsime tikriausiai, bent jau taip, toks planas yra šiai dienai Baltic Vaire. Kaip matai savo bendrovės ateitį? Ko apskritai galima iš jos tikėtis artimiausių metų, kaip jį turėtų vystytis? Jau rudenį aš iš tikrųjų pradėjau klausinėtis ir domėtis ir šiek tiek jau braižytis, rinktis komandą inžinierių, kurie dirbtų ties naujų produktų. Tai yra elektrinis motociklas Motoroleris, miesto gyventojai. Tačiau atvažiavę investuotojai griežtai sakė, kad šiandieną mums jau reikia pardavimų, nes mums jau reikia išpirkti kažkaip tą investiciją. Tai artimiausius 2 metus vis dėlto fokusuosimės ties šių 4 produktų paleidimu į rinką, nes tai užima laiko, gamyba ir vėlgi kokybės kontrolė vėlgi užima daug laiko. Tai šios 2 metus aš, kad ir kaip bebūtų gaila, manau, kad dirbsim ties 4 produktais, bet 5 metų perspektyvoje tikrai išeisime su nauja idėja į mobilumą. Ar tai bus motociklas, ar tai bus motoroleris, ar tai bus mini automobilis, neaišku. Tai bus judėjimo priemonė, žiūrėsim, kur nuves. Pats esi kalbėjęs apie tai, kad Lietuvoje nėra pati geriausia mokestinė aplinka, ar kad mums reikia gerokai patobulinti švietimą. Vis tik valdžios iniciatyvos mes norime daug kur ir jos reikia vis dar labai daug kur. Bet kitas dalykas,
Ką mes galime padaryti patys? Ką kiekvienas iš mūsų galime sukurti čia, kad visiems mums būtų geriau gyventi Lietuvoje? Labai geras klausimas ir man labai patinka ir aš pats labiau įsivaizduoju privačią iniciatyvą, negu visą laiką tiesiog šaukti ant valdžios, kokie jie yra blogi ir kaip jie nepadaro to, ką mes galime pasidaryti iš tikrųjų patys. Dėl tos priežasties man atrodo, kad mes darome jau dabar labai daug. Mes darome patys, nekartą miniu tokias iniciatyvas kaip CityB arba ten kitos Lietuvos arba miestų infrastruktūrų gerinimo privačios įmonės arba įstaigos, kurios mato problemą aiškiai ir siūlo jai sprendimą. Tai iš švietimo pusės, tie patys Vinted, yra begalės kitų startuolių Vilniaus Tech Parke organizuojančių edukacijos laboratorijas jauniems žmonėms, taipogi CityBirdsai, tie patys, mes dalinai prisidedame prie dizaino edukacijos. Tai yra labai maži žingsniukai, kurie neapima visos Lietuvos. Mes turime labai didelių švietimo problemų Lietuvos globaliu mastu. Tai, kad keletas įmonių padarys tokių mini renginukų 10-20 vaikų, iš tikrųjų bus didžiulė pridėtinė vertė ir pagalba, bet globaliai tai nepakeis susidariusios padėties. Tai manau, kad reikia atviros diskusijos, reikia tiek tarp privačių institucijų, tiek tarp valdžios. Valdžiai reikia klausytis, bandyti kategorizuoti visą informaciją ir struktūriškai, strategiškai ją išnaudoti žingsnis po žingsnio ir mes 5 metų perspektyvai atrodysim dar geriau. Nes pažvelgus, kur mes buvom prieš 5 metus ir kur mes esam šiandien, manau, bent jau mano manimu, mes padarėm labai didžiulį žingsnį į priekį. Taip, ačiū tau, ačiū už pokalbį ir susitiksim kitoj laidoj lygiai po savaitės.